Sveiki. Šiandien pas mus Kalbos klube Plius yra filologinio elito atstovas. Nes mes, filologai, humanitarai, visais laikais sakydavome, kad klasikai, klasikinės filologijos specialistai yra ypatingi. Ir šiandien aš sveikinuosi su Tomu Ryklium. Sveiki. Tomas Ryklius yra klasikinės filologijos katedros Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dėstytojas, daktaras ir dar kas yra labai smagu, laidos Kalbos rytas vedėjas Lietuvos radijoje. O po tokios įžangos turbūt supratote, kad kalbėsime apie graikų abėcėlę, apie graikų raštą. Mes, Tomai, pradėjom šį sezoną kalbėti apie raštus nuo hebrajų rašto ir sakėm, kad tai yra, raidės, kurios atneša Europos kultūros ištakas, bet turbūt tą patį galima pasakyti ir apie graikišką abėcėlę, apie graikų raštą. Gal tu galėtum trumpai pasakyti jos istoriją? Taip, tai graikų abėcėlė išties yra toks tam tikras, sakykime, pagrindas vakarų mūsų raštijos visos, nors vėlgi netiesiogiai. Nes labai dažnai sakoma, kad lotynų abėcėlė, tarkim, kyla tiesiogiai iš graikų, bet dabar manytina, kad jinai, taip sakant, tuo pačiu metu formavosi tiesiog kitose teritorijose. Ir mes neturime tokios vientisos išties graikų abėcėlės. Tokia, kaip mes ją suprantame, su mažosiomis netgi raidėmis, tai yra apskritai viduramžių kūrinys, o jau tas standartinis raidžių išdėstymas alfa, beta, gama, delta, aišku, irgi pasiskolintas iš finikiečių ar tai foinikiečių, yra 5 maždaug, galbūt 8, įvairių yra versijų paveldas graikų. Tai jie tai pasiema pirmiausiai iš finikiečių, tai yra Levanto pakrantė, rytinė Viduržemių jūros krantinė, kurie irgi patys nesukuria jos tuščioje vietoje. Turbūt, nežinau, tikriausiai tas pats buvo kalbėta apie hebrajų raštą, viskam, kam pagrindas buvo egiptiečių hieroglifai daugumoje. Ir tuomet per tam tikras variacijas, supaprastinimą užrašymo sistemos buvo sukurtos finikiečių ar foinikiečių raidės, kurias graikai per prekybinius įvairiausius ryšius, kurių turėjo nuo seniausių laikų ir dėl to patyrė ir kitas kultūrinės įtakas, tiek meno prasme, tiek literatūrinė prasme, jų mitologija buvo įkvėpta artimųjų rytų, lygiai taip pat jie pasiskolino ir raidyną, kurį kiekvienas miestas prisitaikė savo. Kiekvienas graikų miestas valstybė turėjo savo raidyną, nes turėjo skirtingą fonetinę sistemą. Ne viską tardavo vienodai. Na taip įsivaizduokim, kad lietuvių kalba žemaičiai turėtų savo raidyną, suvalkiečiai savo, aukštaičiai savo. O, nežinojau. Kitaip sakant, miestas atspindėjo jo, kaip dabar sakytumėm, urbanolektą, arba jo tarmę. Aha, ir kaip tada pradėjo susigaudyti tie, kurie vėliau skaitė graikiškus šaltinius, graikiškus tekstus? Tiesą pasakius, beveik visas jas tiesiogiai perima iš finikiečių. Aišku. Jeigu alef yra alfa, mes jau net pavadinime girdime, tai yra A raidė. A raidė sąlyginai, nes finikiečių abėcėlė, lygiai taip pat kaip hebrajų abėcėlė, balsės nėra žymimos. Jos yra pažymimos kitais ženkleliais, tos raidės yra tokie kaip užpildai tam tikri, vadinami raidžių motinomis, yra tokia savoka. Graikai, kadangi jie norėjo pilnai žymėti fonetinius savo garsus, tai jie daugelį tų raidžių, kurios buvo tik tai užpildai, ir kai kurias raides, kurios jiems buvo nereikalingos, jie neturi gerklinių įvairių garsų, kurių yra semitų, hamitų kalbose. Jie paėmė tas raides, paprasčiausiai pritaikė balsėms ir jau tuomet tik tai 5 amžiuje, 403 metai prieš Kristų, Atėnuose buvo dar pridėtos viena raidė paimta iš finikiečių alfabeto, tai yra eta, ir viena sukurta raidė omega, pati paskutinė, ir buvo sukurtas pirmą kartą toks reali fonetinė abėcėlė. Ta, kuri atspindi visas tas raidės, kurios išties yra tariamos kalboje. O klausyk, bet man dabar toks klausimas kilo visiškai spontaniškai tavęs klausant. Jeigu miestai turėjo, reiškia, tas skirtingas abėcėles, arba skirtingai jas naudojo savo tarmėms, savo urbanolektams, pavadinkim taip, o nebuvo kokios nors
norminimo, arba kaip jie susikalbėdavo tarpusavyje, norminimo ištakų. Tai realiai tai tas Atėnų atvejis yra pirmasis toks norminimo atvejis. Bet tai 403 metai prieš Kristų, dabar tik tai jau pamiršau tą archontą, kuris sugalvoja tą sistemą, bet jis būtent ir man panašu, kad jis ir bando spręsti problemą, kad yra sunku, nes panašus raštas, bet nėra vienodas. Kai kurios raidės skiriasi arba jos truputį kitaip atvaizduojamos. Kai kurių garsų, tarkim, ten nėra viename dialekte, o yra kitame dialekte. Ir yra sugalvojama suvienodinti pagaliau tą sistemą, nuspręsti, iš kurios pusės į kurią pusę rašoma, nes finikiečiai rašė iš dešinės į kairę. Taip. O graikai perėmė, jie rašė iš pat pradžių iš dešinės į kairę, tada apsuka iš kairės į dešinę, gale lapo, eilutės ar akmens, vėl apsuka ir bustrofedon jaučio vedimu ir rašo iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Tokia vingiuota linija. Ir realiai visos senosios kalbos, visi tie miestai, kas kaip norėjo, tas taip darė. Ar iš dešinės į kairę, ar iš kairės į dešinę. Ir čia mes nežinom kodėl, ir niekas nelabai gali atsakyti, tik spėlioti, kodėl šitie atėniečiai sugalvoja iš kairės į dešinę rašyti. Ir tada visa vakarų Europa sako, tai mes lygiai taip pat. Mes tik tai iš kairės į dešinę rašysime. Taip. Kokios įdomios takoskyros ir turbūt jeigu analizuotumėm tuos, ar ne, ir pokyčius, ir paskui poreikį suvienodinimo ir visų kitų dalykų, tai greičiausiai vis tiek tai būtų susijęs su tam tikrais kultūriniais dalykais, socialiniais, manytina, su istoriniais ir ekonominiais. Nes 403 metai prieš Kristų yra tai Peloponeso karo pabaiga tarp Spartos ir Atėnų. Atėniečiai skaudžiai pralaimėjo ir jie supranta, kad nebeteko savo politinės, kultūrinės ir ekonominės viršenybės ir galima manyti, kad tai yra kažkoks bandymas spręsti šitą problemą. Nežinia, kad tai turėjo iš tiesų, bandyti kažkaip kitaip taip dominuoti. O, kaip įdomu. Nes aš visą laiką sakau, kad rašto istorija, kokį mes be paimtumėm, jo pokyčiai tai visada yra ir kultūriniai, ir kaip tu sakai, labai dažnai politiniai, ir socialiniai ženklai, ir ekonominiai taip pat. Ir už tai rašto pokyčius, rašto įvairiausius variantus galima skaityti ir kaip istorinius dalykus, ir kaip žmogaus noro turbūt čia dar ir kištis į kalbos, tam tikrą prasme, valdymą, nes turbūt sutinki su manim, kad vis tiek kaip ten bebūtų, kalba visada yra gale. Taip. Ir kas valdo. Ir tai iš tiesų tikrai matosi, pavyzdžiui, dėl tų pačių raidžių atvaizdavimo, nes kai kurios raidės finikiečių alfabete jos atrodo apsuktos. O tai kodėl? Nes kai graikai pakeitė rašymo kryptį į kitą, tai jie ir apsuko ir raidą, kad atsispindėtų tas perkeitimas rašymo sistemos. Na, kitaip sakant, jeigu mes turime klausimų, kas vyksta kalbose, abėcėlėse, su norminimu, žiūrėkime kaip visada į graikus. Arba romėnus. O klausyk, dabar man dar toks, tada irgi kilo klausimas. O paskui, tarkim, į vidurimžius dar ateisime, ar ne, ir į graikišką raštą, graikišką abėcėlę. Bet toliau graikiškos abėcėlės, kaip pasakyti, plėtra, sklaida, kas pasiima ir kodėl šitą abėcėlę ir ją toliau modifikuoja. Tai vat kaip jau minėjau, bet čia dar ankstesniam laikotarpyje mes galime manyti, kad iš esmės italikai, tai yra Italijoje, Apeninų pusiasalyje gyvenančios įvairios gentys, tarp kurių yra ir lotynai arba romėnai, mums geriau žinomi, ir etruskai. Klausimas, iš kur tiksliai jie pasiema, iš kurio graikų miesto valstybės, nes tai irgi vyksta gan anksti. Tai nėra tam 5 amžiuje, nes jau ten ir Roma, taip sakant, yra įkurta ir prasidėjusi. Tai viskas vyksta maždaug kokiam 9-8 amžiuje prieš Kristų, panašu galbūt iš vakarinių graikų teritorijų, iš kur daugiausiai ir buvo kolonistų atplaukiančių į tą pusiasalį, perimta abėcėlė sistema ir, taip sakant, pasidėjus mums graikiškas raides, finikietiškas ir tas lotyniškas, pamatysime, kad su pasukiojimais, su mažom transformacijom, tai iš esmės vienodos raidės yra. Kaip įdomu. Ir netgi su hebrajų raštu, taip sakant, kūrybišką akim pasižiūrėjus, matai, kad čia ta pati raidė tik truputį pakeista. Kaip įdomu, tai turbūt, o toliau mes, jeigu kalbėtumėm apie kiriliką, apie armėnų raštą, apie gruzinų, kartvelų, raštą, čia irgi įtaka. Kartvelų ir armėnų
raštui pačiam, tai aišku, jis visiškai kitaip atrodo. Bet įtaka tikrai yra, taip, lingvistai pripažįsta, kad konkrečiai abėcėlėms, kaip tokioms fonetika pagrįstoms abėcėlėms ir rašto pačiai sistemai, tai graikai padarė didžiausią įtaką, graikų alfabetas. O kirilika tai iš Bizantijo, aišku, čia jau viduramžiai, bet Kirilas ir Metodijus, jie keliauja, apaštalauja po Balkanus, po tas gentis įvairios, kurios gyvena Balkanuose, na ir pabando pritaikyti tą graikų raštą fonetiškai vietinėms gentėms. Ir aš jeigu gerai atsimenu, jeigu sumeluosiu, tai kas nors gali ir supykti, bet pasakysiu, bet jeigu gerai pamenu, tai tas pirmasis variantas yra ne mums įprasta kirilika, bet Kroatijoje naudota rašto sistema, kuri tokia labai nestandartinė, netipiškams atrodo keista, bet jinai būtent buvo tas pirmas bandymas adaptuoti fonetiškai graikų alfabetą. Nes įvyko įvairiausių kalbinių pokyčių, natūralu. Nuo 5 amžiaus prieš Kristų iki jau kokiam 4 po Kristaus. Per 900 metų aišku, kad pasikeičia dalykai ir pasikeičia, tai dabartinė graikų kalba turi tuos pokyčius, kur B tarimas tampa V tarimu, daugumos ilgųjų balsių tarimas arba dvibalsių tarimas tampa tiesiog I tarimu. Tai tas itacizmas toks vadinamasis, kai beveik viskas tiesiog I. Kitaip sakant, viskas trumpėja ar tiesiog viskas pavirsta? Iš esmės sąlyginai trumpėja ir paprastėja. Paprastėja, kaip ir visos kalbos. Taip, kaip ir visas natūralus procesas. Taip, ir tada, aišku, fonetiškai tai nebeatliepia abėcėlė, jau nekeičia abėcėlės. Tenka sugalvoti nebent, tarkim, dabartinė graikų kalba, o tai kaip pasakyti B. Nes jie gali ištarti B raidę. Čia tiesiog, kad jų ta raidė nebežymi beta, nebežymi B garso, žymi V garsą. Tai tuomet raidžių junginys M ir P ar M ir B dabar. Tiksliai nepamenu, bet tiesiog toks daugmaž kas taip ir gautųsi fonetiškai. Tai tuomet taip bandoma išspręsti tą situaciją. Visas pasaulis, ar ne? Raidės tai yra visas pasaulis. Taip. O klausyk, o tai dabar, sakiau, eisim prie viduramžių. Tai tarkim, seni laikai, procesai vyksta patys įvairiausi. Aš nežinojau, kad, iš tikrųjų nebuvau pagalvojus, kad miestai turėjo savo raidynus ir savo žodžiu abėcėles. Ir, logiška, bet apie tai tiesiog nepagalvoju ir kada tie norminimo procesai. Bet paskui, per viduramžiais ateina graikiškas raštas, graikiška abėcėlė su šaltiniais, ateina į Europą. Ir kas vyksta jau Europoje? Viduramžiais, čia taip sakant, dar ne visai ateina. Ne? Labai sudėtingas procesas, nes Europoje, kadangi įvyksta reali skirtis ir kultūrinė, ir kalbinė, ir religinė, būtent nes Bizantija, ta rytų Romos imperija yra ortodoksiška. Ir po didžiosios schizmos iš esmės atsisakoma tų kultūrinių saitų ir vakaruose beveik nebemokama senosios graikų kalbos. Raštyje netgi Aristotelio raštai padaro kelionę aplink Viduržemio jūrą. Jie iš Bizantijo per arabų vertimus, per visą Šiaurės Afriką, per Ispaniją atkeliauja ir tuomet iš arabų dažniausiai yra verčiami į lotynų kalbą. Iš arabų? Labai dažnai viduramžiais taip, tas susipažinimas. Tam tikras politinis ir įtakos kilimas, turbūt taip galima įvertinti. Ir realiai tik tai 15 amžiuje. Tai jau yra iš esmės Bizantijo pabaiga, užėmimas 1453 metai, kada užimamas Konstantinopolis. Dar prieš tai, kadangi jau ta teritorija merdinti, žmonės bando evakuotis kurį laiką, tai daug mokslininkų Florencijoje, Medičiams pamačius tam tikrą galimybę kultūrinę Florencijai suklestėti, įkūrus akademiją ir visokius kitokius dalykus, skatinant kultūrą, yra kviečiami graikai specialiai ir pradedama nagrinėti, versti ir tada jau ir net leisti senosios graikų kalbos raštus. Bet tai yra tik tai 15 amžius. Nieko savo. Nes aš tavęs ir norėjau klausti, kaip man atrodė, kad graikų, lotynų kalbų ir rašto konkurencija Europoje turėjo ateiti per senuosius šaltinius, bet
iš esmės jos net nebuvo, ar ne? Iš esmės jos nebuvo ir antikoje. Tai yra labai keistas reiškinys, bet kultūriškai tas pasaulis Viduržemio jūros suskyla labai anksti, su Aleksandro helenizmo pradžia, visa epochos jo užkariavimais į rytus ir vakarus. Ir netgi Romos imperija, kuri 2 amžiuje prieš Kristų jau užima Graikiją, ją pajungia pilnai į savąją sudėtį, padaro tai Achajos provinciją ir vėliau jau užėmus ir Egiptą po gero amžiaus. Graikų kalba ten yra kultūriškai elito, politikos ir visako kalba. Ir romėnai net nebando jos pakeisti kaip nors. Ir mes turime begalę šaltinių, kur tie patys imperatoriai ir apskritai Romos elitas nuo seniausių laikų, tas pats Ciceronas, važiuodavo mokytis į Atėnus filosofijos retorikos, išmokdavo graikų kalbą. Ir tuomet vietomis, kai norėdavo, naudodavo graikų kalbą, bet šiaip visą laiką lotynų. Ir mes turim, Cezaris Galų karo užrašuose aprašo tokių situacijų, kaip kadangi yra atsiradusių vertėjų pas priešą, kurie jau moka lotynų. Jie negali žinučių siūsti lotyniškai. Tai jie susirašinėja, Ciceronas buvo vienas iš jo legatų, tuo metu jie susirašinėja graikiškai. Nes ir kitas įdomus dalykas, ką sako, kad galai pažįsta raides, bet nemoka šitos kalbos. Dėl to mes ją naudojam. Nieko savo. Bet tai žiūrėk, bet ir vėl, reiškia, viskas yra ištakose, ar ne? Ir kalbam apie kultūrinę kalbų konkurenciją ir tą, reiškia, toks tarsi kalbos pripažinimas yra kultūrinės įtakos ir kultūrinio tokio aukštesnio lygmens pripažinimas ir, turbūt visas klausimas čia būna tada, kiek, jeigu jau grįžtam dabar apskritai į mūsų laikus, nes turim panašią situaciją, ar ne? Mūsų kalba irgi dalyvauja kultūrinės konkurencijos karuose, ar ne karuose, ar tam tikruose procesuose ir čia turbūt net galim pažiūrėti į tam tikrus modelius, kaip tu sakai, lotynų kalba yra, su graiku nekonkuruoja, graikų kalba atlieka savo funkciją, bet kaip ir, tokio didelės dramos tame lyg ir nėra, ar ne? Ne, niekam nekliūva. Viskas visiškai aišku. Kam reikia išmoksta graikiškai, kam reikia išmoksta lotyniškai. Tai va. O dabar, tarkim, mūsų anglų ir lietuvių kalbos konkurencija, apie kurią mes beje su Tomu kalbėjome ir jo laidoje, Kalbos rytas Lietuvos radijoje, jinai nėra palanki šiuo atveju lietuvių kalbai kol kas. Iš tiesų tai buvo panašus procesai. Nes graikų kalba, kuri, aišku, už savęs turi palaikymo kompaniją, filosofiją, retoriką, literatūrą senąją, daug kokybiškesnę ir apskritai daug ankstesnės negu lotyniškoji, daro milžinišką kultūrinę įtaką ir realiai nukonkuruoja lotynų kalbą. Lotynai, romėnai perima visus modelius, literatūros, žanrus. Iš pat pradžių jų literatūra yra tiesiog kopijavimas graikų ir perrašymas tai lotynų kalba. Jie tik paskui pradeda kurti jau savo, nes pamato, kad mes esame stipresni, politiškai, ekonomiškai, visaip kaip ir kodėl čia mus dominuoja. Tai yra netgi garsioji frazė, kad nugalėtojai Graikija, nugalėtoja nugalėjo. Kultūriškai, taip sakant, nors romėnai užima Graikiją, bet per kalbą ir kultūrą, tiesiog kultūriškai kaip ir nukonkuruoja graikai romėnus. Bet natūralus procesas, imperija pamato, kad jinai yra imperija. Ir kad jos centras yra ne Graikijoje. Nesvarbu, kad ir imperatorius Hadrianas buvo helenofilas ir įsimylėjęs graikų kultūrą ir kalbą ir visą ką kitą, bet jis irgi taip stipriai neskleidė tos kalbos. Vis tiek jisai savo senate, su savo senatoriais turi kalbėti lotyniškai. Nors jie ir visi moka graikiškai, bet Romos žemėje kalbi lotyniškai. Čia ir apie tai verta pagalvoti, ar ne, ir apie dabartinę mūsų situaciją. Bet grįžtame į viduramžius. Ir tu sakai, kad taip, Akademija de la Crusca grąžina graikų kalbą į Europos kultūrą. Koks tada jos, kiek jos prestižas yra, kokio lygio jos prestižas yra Europoje jau nuo 15 amžiaus? Ir vėlgi palyginkim su lotynų, nes čia įdomu. Na tai pasakym paprasčiau. Europoje nuo pat senovės, nuo Romėnų imperijos, Vakarų imperijos laikų, lotynų kalba visą laiką buvo. Tai buvo rašto kultūros, bažnyčios kalba, viskas vyko iš esmės lotyniškai, visas mokslas buvo kuriamas lotyniškai. Ir tuomet ateina graikų
būtent ta kalba, kuri yra filosofijos, ištakos, retorikos, dramos, literatūros ištakos. Ir tai tampa absoliučiu bestselleriu. Iš karto Madinga. Pirmieji leidimai tiesiog pakeria Europą ir visi filologai, tokie humanistai, taip sakant, mokslininkai, jie mato, kad tai yra būtina. Norint būti gerų tyrėjų, tu turi suprasti šaltinius. Atfontas grįžimas Renesanso yra paremtas būtent tuo gilinimus į kalbas. Ir tai paskatina labai daug procesų, nes tas pats atfontas prie šaltinio grįžimas, skaityti tekstą originalo kalba, atsisakyti interpretacijų kažko, būtent žiūrėti, kas parašyta pačiame tekste, bandyti rekonstruoti anksčiausią tekstą, tai turbūt jau iš skambesio matosi, kur aš linkstu. Tai yra Biblija. Kur jau pagaliau sakoma, kad Jeronimo šventojo vertimas gal nėra pats tikslingiausias ir teisingiausias. Ir pasižiūrėkime tai kaip bent jau Naujasis testamentas, kuris parašytas senąją graikų, ir daugiausia senąją graikų kalba, tai kas ten originalo kalba rašoma. Gal mes kažką praradome per tuos vertimus. Tai tiesiog labai labai greitai graikų kalba tampa absoliučiu prestižu. Ir būtinu dalyku kiekvienam žmogui, kuris nori laikyti save mokslininku, akademiku ar net humanistu bendraja prasme. Ir mokomasi graikų abėcėlės, ar ne, ir mokomasi graikų kalbos. Mokomasi taip, universitetuose labai dažnai, ar privačiai, išleidžiami vadovėliai, leidžiami tekstai, kartais ir su vertimais, kartais net be vertimų, tiesiog tokie kaip šaltinių leidimai. Tai čia jau būtent jau filologinis toksai kritinis leidimas, ten parengiamas iš kelių rankraščių, kokiu nors sudėliojant. Bet jau vien tas, kad tai yra kotiruojama, rodo mums, kad tai yra labai svarbu. Tai tampa tokia mada, taip iš ties. Kaip yra svarbu mados, ar ne, ir kalbų, ir kultūrų gyvavimo procesuose. O kaip Lietuvoje? Kaip Lietuvoje? Koks kontekstas lituanistinis šitoj? Lituanistinis aspektas, aš jau šitoje vietoje nesu visai ekspertas, bet tikrai žinau, mano viena kolega Kristina Svarevičiūtė yra tyrusi truputėlį tai. Mes turime vieno iš patriarcho ir imperatoriaus, netgi Bizantijo, laiškus kunigaikščiui Algirdui. Tai aišku, kad jie yra rašomi ne lietuviškai, ne rusėniškai ir ne lotyniškai, o graikiškai. Tai turėjo būti manytina kažkokie raštininkai, vienuoliai ar pasikviesti, kurie galėjo čia padėti suprasti. Tai tas kontaktas pas mus nėra toks milžiniškas, bet dėl to, kad Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorijoje yra ortodoksų nemaža dalis, kurie priklauso kaip ir Konstantinopolio patriarchatui ir patriarchui, tai kontaktas jisai vystosi. Ir aišku, paskui turime suprasti, kad tiesiog istoriškai, nes šitų paleologų, paskutinių Bizantijo valdovų palikuonė, paskutinė karalaitė buvo ištekinta už vieno iš Rusijos carų, o paskui jau per lietuvišką tą istorinę liniją, kai mūsų ten karalaitės irgi tekinamos už tų carų, ten turbūt rastume, kad ir kraujas susimaišo netgi su tuo graikiškuoju. Tikriausiai. O klausyk, o paskui jau, tarkim, jau Vilniaus universiteto laiku dėstoma graikų kalba? Tai yra vienas iš privalomųjų dalykų. Reikėtų gilintis turbūt apskritai, kas konkrečiai kokiu laikotarpiu yra dėstoma, bet tarkime, aš žinau apie 18 amžių tik konkrečiai, kad tai buvo tiesiog universitetinis išsilavinimas. Tai buvo graikų kalbos studijos, lotynų kalbos studijos, retorikos studijos, filosofijos, tokie bendrieji dalykai, taip sakant, kurie yra privalomi kiekvienam mokslingų save laikančiam asmeniui. Ankstesniais jėzuitų laikais panašu, kad irgi lygiai taip pat turėjo būti mokomas tos graikų kalbos dėl patristinio palikimo. Tai yra šventieji tėvai, kurių raštai yra senąja graikų kalba parašyti. Tai norint jau suprasti. Tai tikėtina, kad išsilavinę Lietuvos žmonės, ar ne, mokėjo graikų kalbą ir, aišku, domėjosi graikiškai šaltiniais. O gal tu žinai, šiaip neradau tokios tikslios informacijos apie pirmą lietuvių graikų kalbų žodyną. Aš irgi bijau, ką nors teikti šitoje vietoje, nes mes dabar, taip sakant, tai naudojamės. Nors graikų tokio pilno žodyno ir net neturime. Yra per didelis projektas. Per didelis pasaulis. Per didelis pasaulis ir, taip sakant, jau yra kiti padarę, kitomis vokiečiai,
anglai, senai palyginus, seniai, na tai klausimas, ar čia reikia išsiversti, ar tada galima jau per kitų kalbų mediumą pasižiūrėti, kai reikia. Taip. O žinai, kodėl? O tu žinai, kad šiaip jau mes, filologai, humanitarai, klasikus visada laikydavome elitu? Aš prisimenu, kai aš įstojau į universitetą, dar dekanas buvo Antanas Smetona. Taip. Ir jisai visą laiką sakydavo rugsėjo 1, kad filologijos fakultetas tai yra universiteto karūna, o klasikai tai perlai toje karūnoje. Tai iš tikrųjų tai buvo, nes, o žinai kodėl? Nes mums, pirmiausia, lotiniška gramatika tai buvo aukščiausias lygis ir aukščiausias lygmuo, ir jeigu tu ją perprasdavai ir išmokdavai, mes taip pat mokėmės lotynų kalbos. Tai kaip mes sakydavom, kaip nuskaidrėdavo galva, kaip tu pamatydavai tą, žodžiu, kalbos struktūrą, taip labai labai aiškiai. O kitas dalykas, kuris mums, tiem paprastiem filologam, žodžiu, tai buvo graikų abėcėlė ir apskritai graikų rašyba, graikų kalbos gramatika, senosios graikų aš turiu omeny. Tai dabar pasakyk, ar tikrai jinai tokia sunki, kaip mums, ne klasikams atrodė. Aš nenorėčiau nieko išgąsdinti, nes mano tikslas, taip sakant, vis laik yra labiau populiarinti šias studijas Lietuvoje, bet graikų kalba, taip, jinai, nors yra indoeuropiečių kalba, bet iš esmės jau vien tai, kad tai yra kita rašymo sistema, apsunkina viską. Nes iš pradžių, kad ir išmoksti pavienes raides, kurias reikia dažniausiai išmokti per naktį, jau pradėjai studijuoti. Ojei. O kaip jungti, kaip skaityti, kad tai taptų rišliu tekstu su tikra gera kirčio vieta, su įvairiais kitais prozodiniais aspektais. Na tai yra sudėtinga, nes mes neturim tiesiog panašumo. Iš tiesų, jinai galbūt ir nėra tokia sudėtinga, bet tai yra ta mistika, kad lotynų yra paprastesnė, nes mes matom labai panašumus. Per jau vien tai, kad raidės tos pačios daugiau mažiau. Taip. Ir tada, kad mes matom žodinius panašumus, gramatinius panašumus, ir tai tiesiog artimesnės kalbos sąlyginai ir daug paprasčiau jas mokytis, kaip ir kitas kažkokias užsienio kalbas. O graikų, tokia, sakant, ankstesnė žemesnė kamieno šaka, ir ten vėliau gali pamatyti panašumus ir pamatyti, kad čia viskas iš tiesų yra tas pats. Visos tos kalbos yra vienodos, bet tos, nežinau, raidės kažkaip apsunkina, miglos tokios užtraukia. Tai nėra taip sudėtinga, bet sukuria tokį įspūdį. Bet iš tikrųjų ką duoda? Ką duodavo klasikinis išsilavinimas ir graikų kalbos mokėjimas, kaip sakė, ir graikų abėcėlės, ir tų visų įtakų matymas, ir sąsajų. Tai aš manau, kad vien lotynų kalbos, kaip puikus pavyzdys per tą gramatiką, ne kad nušvinta viskas. Tai lotynų kalbos pagrindus jau minimalius turint, būtent, kad pradė matyti, kad visą tą sąsają, kad visos kalbos yra vienodos. O tada dar, jeigu pridė dar vieną indoeuropiečių kalbą, tai graikų senąją, tai tada absoliučiai viskas, pasaulis toks tampa beveik reliatyvus. Pradėt matyti, kad nėra čia taip viskas sudėtinga ir painu, kad viskas, žmonės yra skirtingi, bet kad jie turi tą pačią prigimtį. Nepaprastai įdomu. O kaip dabar, kaip pačiam atrodo, vis tokių atsiranda tokių nuomonių, kad reikėtų atgaivinti tą klasikinę, apskritai tokią labai, labai klasikinę prasme, labai klasikinę gimnaziją, klasikinį išsilavinimą Lietuvoje, koks buvo tarpukariu, ar ne? Ir tikrai mano aplinkoje, mano šeimoje buvo žmonių baigusių gimnazijas ir mokėjusių ten lotynų, tai jau visai gerai, bet ir graikų žodžių kalbą, ir graikų abėcėlę. Kaip tau atrodo, ar yra kas nors Lietuvoje, kas iš jaunų žmonių domisi šitais dalykais, ir kiek tai galėtų būti potencialu, jeigu galėtų? Mes turime ir dabar kelias klasikinės gimnazijas. Čia po šitų visų pertvarkų, tai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra arba bent jau klasių klasikinių tose mokyklose, kur mokosi lotynų graikų. Aš galvoju, kad vaikams tai turbūt atrodo, kad tai nenaudinga, nereikšminga, nes pasaulis pakitęs šiek tiek. Bet mes irgi dažnai apie tai diskutuojame, ir tas pavyzdys turbūt labai paprastas. Tomas Manas, visiems realiai beveik universaliai mėgstamas rašytojas, eruditas, Nobelio premijos laureatas. Jis jau baigęs tiesiog gimnaziją, net nebaigęs gimnazijos, nepabaigė galiausiai gimnazijos. Nežinojau ir šitą. Tai išsilavinimo jam užteko, ir tas tarpukarinis ir Lietuvoje, ir šiaip pasaulyje, gimnazijos išsilavinimo dažniausiai užtekdavo.
žmogui gyventi pasaulyje ir būti išprususiam kažkiek, jau tuomet universitetą lankydavo tie, kurie norėdavo aukštesnę kažkokią profesiją įgauti, kryptį. Ir be to, jeigu kaip mes visada sakom, aš kalbėdama ir su mokytojais sakau, kad kam reikia išmanyti kultūrą, kitas kultūras, žinoti dalykus, galų gale išmanyti raiškos sistemas, aš kalbu apie raštą, kaip apie kultūros ir politikos ir istorijos ženklus. Tai juk ne dėl paties išmanimo, turbūt dėl to, kad suprastum savo unikalumą. Ir apskritai pasaulį, ką pats labai gražiai pasakėjai. Ir jeigu staiga atsiveria pasaulio ryšiai ir tu jį lengvai supranti, tau atsiveria didesnės galimybės tą pasaulį kurti. Nes čia grįžtant prie senosios graikų kalbos, tai tiesiog tragedijos, kurios sukurtos 5 amžiuje prieš Kristų. O kodėl jos vis dar statomos teatruose? Niekas negi neverčia statyti, patys pasirenka režisieriai. Kodėl Freudas visą savo psichoanalizės teoriją pagrindė tomis tragedijomis? Nes tai yra kažkas universalaus žmogiško. Ta pati Iliada ir Odisėja Homero epai, nes tai yra tiesiog kalba apie universaliai žmogiškus dalykus ir mūsų dabar karo akivaizdoje tie patys klausimai iškyla. Taip, ir jeigu mes sakom, žinai, kad ten pasaulis pažįsta neuromokslai, ten atpažįsta smegenų veiklą, ten ląsteles mūsų išdėlioja į smulkiausias ten grandines valdymų ir taip toliau, o jausmai gali būti, nėra pažinus tuo tokiu, pavadinkime, materialiuoju mokslu, ar kaip čia pavadinti, ar ne, tuo apčiuopiamuoju mokslu, bet nėra jie tokie nepažinus, jeigu mes domimės klasikinė kultūra ir kaip šiandien matom, kad visos ištakos yra ten, tai turim dar įrankį tokį, ačiū Dievui, ar ne? Taip, visiškai. Ir netgi pasižiūrėjus į tuos senuosius ankstyvuosius tekstus, aš čia nenoriu kažkokių erezijų skleisti, nesakau, kad jau graikai viską užrašė, bet galima atrasti daug dalykų, ką mūsų mokslas, taip sakant, dabar patvirtino, mitologiškai ir kažkaip kitaip jau tai yra apmąstoma graikų. Tai nes tiesiog tobulėja žmogaus gebėjimas pažinti pasaulį ir įrankiai, bet žmogus, jau kaip ir sakiau, žmogus yra žmogus. Taip, ačiū tau už šitą labai malonų pokalbį. Kviečiu domėtis ištakomis, taip pat ir rašto ištakomis ir iki kitų susitikimų. Ačiū, iki.